Šių metų rugsėjo 1. 644 mokiniams bus labiau ypatinga nei įprasta, nes būtent tokį skaičių mokslo ir žinių ištroškusio jaunimėlio gali sutalpinti naujoji Klaipėdos Tauralaukio progimnazija. Dar 2019 metais pradėti statyti mokyklos pastatai skandalingai pagarsėjo visoje šalyje, ne tik dėl užsitęsusių statybos darbų, kuriems buvo klijuojama amžiaus statybų etiketė, tačiau ir dėl gerokai išaugusios šių darbų kainos. Nuo pradinės beveik 11 milijonų eurų sumos progimnazijos statybos pabrango kone dvigubai iki 19 milijonų eurų. Kaip atrodo jau pasirengusi atverti savo duris mokiniams ir mokytojams Klaipėdos Tauralaukio progimnazija šiandien, pasižvalgykime iš paukščio skrydžio. O jūs, tai yra savo žiūrovus, mes raginame nepamiršti prenumeruoti šio YouTube kanalo, spausti patiktukus ir rašyti savo komentarus. Mus tai įkvepia kurti naujus video siužetus. Ačiū, kad esate kartu.